diena. Aš esu Birutė Kuicienė, tapytoja. Jūs mane radote Zubovo rūmuose plenero metu. Čia dabar vyksta dailininkų simpoziumas Šiauliai Saulė. Labai džiaugiuosi bendraudama su draugais. Dabar truputį pasakysiu apie savo tapybą. Čia nuėjus į Aušros muziejų, Frenkelio viloje radau senus daiktus. Arkliuką, žiūrėkite, dviratį seną, vežimėlį, kur mažus vaikelius važiuodavo. Ir mane labai sugundė tokie sentimentai. Aš galvoju, gal kažkokį primityviai pamėginsiu tai padaryti, sudėlioti tuos daiktus kažkaip su tokia į praeitį, kaip mes gyvenom. Gal net mūsų močiučių truputį jau tokio arkliuko aš neturėjau. Ir pamėginau, žodžiu, suregzti tokią kompoziciją. Tas dailininko toksai kaip misija fiksavimas, kas jam įdomu, per save parodyti, gal kitam irgi įdomu. Bet čia aš manau, kad čia yra vertybė. Ir kai matau, kad ir žiūrovas mielai atsiliepia, galvoju štai, kaip galima, žodžiu, išaukštinti paprastumą, gėrį, spalvas, nebūtinai rodyti tas toksai, kas yra blogai, nes aš tokia labai pozityvi gal esu ir idealizuoju truputį gyvenimą, tai man kažkaip atrodo, kad jisai labai gražus. O čia, žiūrėkite, prašau, pamėginau parodyti tą mūsų temą Saulės žiedas. Tai čia aš sudėjau poeziją, muziką, labai man jisai skamba čia, kad spalvos skambėtų, linija, pati kompozicija. Kas tai yra muzika, kas yra poezija. Labai galima sakyti žodžiais, bet tai yra tik žodžiai. Į tapyboje yra tam tikra forma, mes galim tai nutapyti. Atrodo, kaip tu nutapysi muziką, bet gali pabandyti. Tai yra tavo asmeninis reikalas, kaip tu muziką supranti. Žmogus turi ieškoti save, žodžiu, kur save padėti, kur duoti. Mes sielai turim duoti peną. O kaip tai duosi? Tik per meną. Šokis, muzika, filmai. Čia toliau galime pažiūrėti, bet esu truputį iš savo studijos atsinešus tokią seriją. Ta serija, tokia, jinai vadinasi Nuotykiai ir aš noriu pasakot, kaip aš gyvenu, ką aš matau. Tiesiog parodyti savo požiūrį. Ar tu, klausia manęs, sako, dailininkė, tai jūs taip matot? Sakau, kaip jūs suprantat, aš ne tai, ką matau, aš geriau piešiu, ką jaučiu. Patį jausmą noriu parodyti. Nes nereikia suprasti, nereikia paaiškinti, kas čia yra, kad žiūrovas susigaudytų, ką čia nori dailininkas nutapyti. Tiesiog jisai palikti jam pačiam tą išjausti, tą jausmą tokį patirti. Nes tas jausmas, jisai, matot, jisai pasilieka. Kaip mūsų atmintis veikia, žodžiu, ką mes atsimenam? Atsimenam, kai mus labai sukrečia. Kažkas būna, pavyzdžiui, labai jautru, labai mus liečia. Tuos dalykus mes įsimenam, o visa kita išblėsta. Kartais draugai sako, kad nuo kelionio šitaip labai, bekeliaudama aš taip matau. Ir labai įdomiai, kodėl jie tokie yra, kaip mozaika ir daugiasluoksnė. Menotyrininkai sako daugiasluoksnė tapyba. Matot, aš, pavyzdžiui, tapau ir staiga išvykstu kur nors. Tai aš grįžus, aš jau į tą piešinį įdedu jau naują emociją. Kiti dailininkai sako, gal reikia, žodžiu, netidėlioti darbo, nes mes pasikeičia jausmas, emocija. Tu kitoks atsistoji prie drobės, bet jeigu tu grįžti prie drobės, jinai gauna tokį kaip sapnas. Labai sunku surišti tas istorijas vienas su kitu, bet aš jau taip bandau. Paveikslas, fotografija fiksuoja. Žodžiu, lyg tai sustabdo tą momentą gyvenimo ir jisai niekada nedings. Bet tai yra kaip atmintis. Atminties čia klodai, tu atsimeni, fiksuoji. Jeigu pamatai paveikslą, tu atgamini, žodžiu, kada tu tapei, kokia tai buvo emocija. Ir tuo gyveni.